Labadiena. Šitoj puikioj konferencijoje iš tiesų šiandien jau per pirmą pusdienį buvo tikrai labai daug teisingų ir naudingų įžvalgų ir pastebėjimų. Vienas iš kurių turbūt labiausiai man įsiminęs ir kuriam aš labiausiai pritariu, tai yra mūsų krašto apsaugos viceministro Tomo Godliausko pasakyta, kad mes kalbame dažnai apie krašto gynybos pajėgas, mes kalbame dažnai apie žmonės, bet kartais pamirštame tą vidurinę grandį, tai yra verslą arba kitas organizacijos, kurios irgi atlieka tam tikras funkcijas valstybėje. Ir jeigu mes žinome, kad štai krašto gynybai tikrai reikia ir didelio ir sutelkto finansavimo, įsigyti teisingų gynybos priemonių, žmonėms reikia pradėti visų pirma kalbėtis tarpusavėje šeimose, ką reikia daryti atėjus dienai X, kaip susikrauti savo tą išgyvenimo kuprinę vadinamą, ką reikia įsidėti arba žinoti tam, kad neimtų paniko, tiesiog ramiai užtikrintai galėtum pasitraukti iš karštos zonos ir netrukdyti savo gynybos pajėgom atlikti savo darbo, tai atremiant priešą. Tai verslai ir kitos organizacijos, kurios turi savo tam tikras funkcijas, taip pat yra didelė dalis mūsų šalies saugumo. Ir šiandien aš pabandysiu papasakoti, kaip mes Lietuvos geležinkelių grupėje, LTG grupėje, stipriname savo verslo atsparumą ir tuo pačiu, aš manau, mes stipriname ir savo valstybės saugumą. Tai visų pirma, reikia pagalvoti iš tiesų, kiek kiekviena organizacija, kuo ir kaip prisideda prie mūsų šalies gyvavimo. Štai pavyzdžiui, Lietuvos geležinkelių grupė praeitais metais pervežė apie 27 milijonus tonų krovinių. Ką tai reiškia? Kokie tie kroviniai? Tai yra statybos medžiagos, tai yra mūsų energetikos ištekliai, naftos produktai, tai yra įvairiausio paskirties prekės, kurios mus paskui pasiekia arba galutinių kažkokių produktų pavidalu, arba galų gale kaip ir tiesiog gali būti mūsų eksportas, iš kurio gyvuoja mūsų verslai. Ir įsivaizduokite, vieną dieną staiga nutrūksta visas šitas judėjimas ir visa tai nebevažiuoja. Šitie 27 milijonai tonų nejuda. Atsimenu COVID laikus, kai pirmosios kaukės pasiekė, medicinės kaukės, dar tada primenu, nebuvo nei skiepų, nežinojame, kaip nuo COVID reikės saugotis, o apskritai ir įmanoma nuo jo apsisaugoti. Ir vienintelė priemonė, kuri tuo metu kažkaip tai šiek tiek mus laikė prieš tą COVID, buvo medicinės kaukės. Visas pasaulis tų medicinių kaukių užsimanė čia ir dabar, visiems jų reikėjo. Ir vėlgi LTG grupės įmonė, LTG Cargo, buvo viena tų, kuri Lietuvą atvežė pirmasis siuntas kaukių, kurios buvo nedelsiant išdalintos medicinos personalo žmonėms, kurie buvo toj pirmoji fronto linijoje kovojant su epidemija. Žmonės, žmonių galimybė judėti. Praeitais metais buvo keliautojų pas mus traukiniuose apie 5,5 milijono, tas skaičius nuolatos auga, šiemet tikimės sulaukti ir 6 milijonų žmonių savo traukiniuose, bet šalia to geležinkelių transportas tampa kertiniu stuburu, kai reikia vykdyti masinę evakuaciją iš mūsų pavojingų teritorijų. Ir jau mes pradedam su valstybės institucijom bendradarbiauti, patys mokintis, kaip mums veikti, ką reikia daryti masinio evakuacijų metu. Ir jau šiandien žinome, kad mūsų vertinimu mes per ganėtinai trumpą laiką, per labai protingą ir trumpą laiką mes galėtume evakuoti iš rytinių šalies teritorijų daugiau kaip 300 000 žmonių. Tai yra daugiau kaip 10% visų šalies gyventojų. Tai galima suprasti iš tiesų, ką geležinkeliai gali. Geležinkelius mes matom dažnai ir iki šioliai, kai žiūrime verslo arba šiaip žinias ir matome, kaip Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis savo tos kasdienės apžvalgas daro riedant traukinį, nes tai yra vienintelė praktiškai priemonė, kuri gali užtikrintai judėti tada, kai oro visa erdvė yra uždaryta. Na ir aišku, yra karinės technikos mūsų krašto gynybai būtina karinė technika ir mūsų karinis mobilumas irgi yra užtikrinamas būtent geležinkeliu. Mūsų krašto sąjungininkai iš įvairių užsienio šalių kasmet atvyksta ir išvyksta, juda, rotuoja, naudodamėsi geležinkelių paslaugomis Lietuvoje. Ir tie kiekiai dėl akivaizdžių priežasčių kiekvienais metais vis didėja. Vertiname, kad per pastaruosius 3 metus kariniai pervežimai Lietuvoje išaugo daugiau kaip 3 kartus. Tai
čia tai, ką veikia Lietuvos geležinkeliai, bet šalia yra ir kitos strateginės įmonės, energetikos įmonės, komunalinių paslaugų įmonės ir begalė kitų, galų galia tos pačios mažmeninės prekybos įmonės, kurios užtikrina maisto produktų tiekimą mums kasdieną. Tai taip veikiame, esam labai svarbus ir turim savo strategijas ir taip toliau, bet kokia yra realybė? O realybė yra šiandien absoliučiai neapibrėžta. Turime daugiausiai žinių einančių iš vakarų Europos, iš kaimininių šalių, kaip kažkur padegama, kaip kažkur tai susprogdinama kažkokia tai geležinkelių įranga, kaip ištraukiami kabeliai tam, kad sustotų eismas. Nyderlanduose rinkosi NATO viršūnių vadovai. Kas įvyko, Nyderlanduose staiga įvyksta signalizavimo įrenginių vagystė, sutrikdomas eismas. Na ir priešiškos visos šalys stengiasi paveikti mūsų kritinę infrastruktūrą, kad būtų kuo labiau sutrikdyta ir paveikti kuo įvairiausiais būdais, nuo hibridinių kažkokių atakų iki labai aiškių fizinių kinetinių atakų bei kiberatakų, kurias Lietuva irgi patyrė 22 metais, kai buvo invazija ir Lietuva pasakė, mes stovėsime su Ukraina iki galo, iš karto kalė rusų kibernetinės pajėgos prieš Lietuvos visą skaitmeninę infrastruktūrą ir vėlgi tada sėkmingai bendradarbiaudami atlaikėme tokias atakas. Tai turint omeny, kad šiandien mes turime žiauriai neapibrėžtą tokią realybę ir greičiausiai artimiausiu metu mes ją tik tokią ir te turėsime, mūsų visos ilgalaikės strategijos tai yra tik tai gairės, bet tikrai ne konkretus planas, mums reikia mokėti reaguoti greitai, prisitaikyti. Tai aš sakau, kad verslo atsparumas yra dalis valstybės saugumo. Deja, bet tą suvokėme ne visi ir šiaip dažniausiai daromas versle klaidos, kaip tenka pasikalbėti, tai yra tokias, dažniausiai yra tokie mitai, kad verslo atsparumas tai yra kažkokia tai centrinio prevencijos skyriaus rūpestis, jie viską žino, mes čia nieko nežinom, mes čia nieko negalim daryti, aš pardavinėju kažkokias tai prekes, tai tegu ten to atsparumui rūpinasi kažkokie prevencininkai. Čia ne mano reikalas. Kita klaida yra tai, kad saugumo užtikrinime gali dalyvauti tik tai kažkokių specifinių kompetencijų turintys žmonės ir tai yra irgi dažnai daroma klaida dėl to, kad saugumas nėra tik tai kažkokie tai operatyviniai veiksmai arba kažkokie tai specifiniai veiksmai. Saugumas yra ir mūsų kasdienės operacijos, klausimas, kaip mes jas atliekam. Dar viena versle daroma klaida ir čia ir šiaip turbūt galima ir mikro lygį nuleisti, kiekvienam iš mūsų žmonių, Lietuvos gyventojų tai nuleisti, tai yra tai, kad čia mes niekam neįdomus. Kam čia dabar man čia kažkokį kibernetinį saugumą diegtis, antivirusinę atsinaujinti, programas atsinaujinti, kam man čia reikia langą, nežinau, uždaryti arba dar kažką. Čiagi aš niekam neįdomus, aš mažas žmogeliukas. Arba mes tik tai verslą vykdo. Ne, mes esam visi įdomus, nes jeigu aš kažkur tai parklumpu, kažkas man turi ateiti padėti ir reiškia, taip resursai yra, tiesiog nešvaistomi, bet iš esmės atitraukiami nuo kitų svarbių valstybei dalykų. Dar vienas versle mitas yra tai, kad nėra laiko arba pinigų. Gerai, čia nacionalinis saugumas, gerai, ačiū, pasakėjai, kai bus laiko, dabar netrukdyk, aš čia pardavinėju, o tu ateik vėliau, nes gal bus laiko. Laiko niekada nebus, pinigų niekada neužteks. Todėl labai svarbu, kad organizacijose visos grandys ir aukščiausių vadovų ir kasdienių profesionalų dirbančių savo versle suprastų, kad laiko ir pinigų visada neužteks, todėl mes turim daryti žingsnis po žingsnio tam tikrus dalykus, kad stiprintume savo verslo atsparumą. Ir aišku, žinome mes patys, čia yra dažniausiai, kad čia, kai sako, nueik pasiklausyk, kaip tenai kitos įmonės veikia, tu nusišypsai, sakai, žiūrėk, čia šitie, tai jau čia, tai baikit, mes tai čia tai varom, žinom, viską savo planus turim. Tai čia dar viena klaida, kai užsimerkiam ir sakom, kad mes geriausi, ausi. Taip mes užkardome savo kelią mokintis iš kitų. Kaip mes LTG grupėje darome, kad tą savo verslo atsparumą didintume maksimaliai, tai visų pirma mes sukūrėme 3 gynybos linijas, čia yra standartinė rizikų valdymo tokia koncepcija, modelis. Ir pirmoje linijoje tai yra mūsų kasdieniai procesai, reiškia, tai yra tie žmonės, kurie realiai vykdo kasdienės operacijas, procesus, parduoda, vykdo kažkokią gamybinę veiklą, kažką tai sukuria, gamina, finansai, apmokėjimus daro, algas perveda, tai ten tos operacijos yra pirmoji gynybos linija, reiškia, ten dirbantys žmonės, jie kasdien susiduria su tomis rizikomis, kurios supa jų veiklas. Antroji linija tai yra verslo atsparumo funkcija,
kuri yra tokia kaip savininkė viso verslo atsparumo ir jie rūpinasi, kad mūsų pirmoji gynybos linija turėtų procesus, turėtų metodologiškai suprasti, įrankius turėtų teisingus, jeigu ten sankcijų kontrolė, tai turėtume naujausias sankcijų duomenų bazės ir panašius dalykus. Ir taip pat antroji gynybos linija užsiema kontroliavimo, kaip pirmoji gynybos linija veikia, ir apmokymų ir konsultavimo, nes labai svarbu yra nepalikti žmonių vienų. Jeigu tu sakai, žiūrėk, aš tau daviau parašytą tvarką, reik dirbti, niekada neveiks. Turi eiti, kalbėti, pasakoti kantriai ir per tą patį, kad žmonės suprastų. Na, trečioji gynybos linija yra įprastai versle, tai yra vidaus auditas, čia normalu. Auditoriai visada ateina ir pasako, čia reikia tobulinti, turit tiek laiko, eikit ir pasitvarkykit. Ir mes sakom, ačiū, prasižiūrėjom, pasidarysim. Na ir aišku, yra 3 kertiniai stulpai atsparumui sukurti, tai visų pirma yra taisyklės, tada atskaitomybė ir kontrolė, na ir aišku, ugdymas. Tai taisyklės tai yra visokios politikos, metodikos, taip toliau, čia priklauso nuo įmonės dydžio. Ir aš kaip sakau, jeigu pas mus dirba beveik 6000 žmonių, strateginiai įmoniai, tai visa tai gali būti taikoma ir startupė, kuriame yra 10 žmonių, bet tai neturi būti toks intensyvumas tų apsirašymų, politikų ir taip toliau. Užtenka kartais tiesiog vienu sakiniu savo pasakyti, mes ten būsime, investuosime į kibernetinį saugumą. Ir viskas labai gerai dėl to. Tai reikia susitarti, nes jeigu nesusitariam, tai kažkur tvyro ore. Kai tvyro ore, nėra įsipareigojimo ir tai tampa tiesiog neįgyvendinama. Atskaitomybė kontrolė, vėlgi, turi būti kažkas savininkas, kam visada rūpėtų, kad mes būtume atsparūs. Nu, kažkas rūpinasi, ne? Ateina ir pasako, ar tu ten darai tą, ar tu darai aną. Jo, darau gerai, viskas, ačiū. Ir taip pat reikia matuoti. Matuoti, kad žinotum, kiek esi atsparus, saugus ir atsiskaityti vadovybei. Nes jeigu neatsiskaitai vadovybei, verdi savo sultyse, tai užsimigdai ir galvoji, kad tu viską darai labai gerai. Na ir aišku, ugdymas tai yra čia absoliučiai privalomas. Mes turime eiti pas žmonės, daryti ugdymą reguliariai. Jis visada turi būti aktualizuotas, reiškia nepasidaryti kažkokios mokymų programos ir 5 metus zulint tą patį per tą patį, nuolatos žiūrėti, kas keičiasi, atnaujinti ir labai svarbu kalbėti paprastai žodžiais. Jeigu aš ateinu ir varau ten kažkokiais žargonais mūsų operacijų padalinio žmogui, kuris sėdi Kenos geležinkelių stoty ir jam ten tie korporatyviniai terminai yra vienoje vietoje, jis tavęs nesupras, o jei jis tavęs nesupras, jo pirmoji gynybos linijoje visas atsparumas tiesiog bus išgaravęs ir jisai neveiks. Dabar keletą pavyzdžių, kaip veikia pas mus verslo atsparumas. Čia yra absoliučiai iš gyvenimo, kadangi čia yra 21 amžius ir jau 25 metai iš mūsų 21 amžiaus, tai aš aišku naudojau AI tam, kad sukurtume vaizdus. Tai čia tik asociatyviniai vaizdai, niekaip nesusiję su tikrove, bet pavyzdys yra absoliučiai tikras. Reiškia, mūsų vieni klientai sako, mes norim pervežti, nes tarp Kaliningrado ir Rusijos vis dar važiuoja traukiniais Kaliningrado tas vadinamas tranzitas. Norim mes to ar nenorim, bet taip yra. Tokie yra Lietuvos įsipareigojimai stojant į Europos Sąjungą. Ir tos prekės, kurios nėra uždraustos visiškai judėti, jos juda. Ir sako, mes norim vežti automobilius. Nu gerai, norit vežti automobilius. Lyg ir sankcijos netaikomos, nedraudžiama, atrodo viskas gerai. Bet mūsų žmonės yra antiek jau yra išmokinti, jie lenda gilinį dokumentaciją tų automobilių ir ką jie randa. Kad šitas paprastas automobilis, kuris yra civilinis, kuris yra nedraudžiamas vežti iš Kaliningrado į Rusiją, jis yra skirtas Rusijos karo policijai. Ką tai reiškia? Kad tas automobilis greičiausiai atsidurs arba Ukrainoje, arba Ukrainos pafrontėje, arba šiaip tarnaus šitam agresoriui režimui, Putino režimui ir prisidės prie žmonių žudymo. Ką mes darom LTG, iš karto tokias paraiškas atmetam ir sakom, mes jūsų nevešim, nes taip yra. Kitas pavyzdys, gauna kolegos laišką iš manęs, vyriausio atsparumo pareigūno. Įsivaizduojat, va taip skamba, tai angliškai Chief Resilience Officer, mano lietuviškai pareigos skamba šiek tiek kitaip. Ir va toks va laiškas, kad tu čia banko duomenis, tai pabandymas. Bet mano kolega atkreipė dėmesį, kad kažkaip siuntėjo adresas yra trupučiuką keistas, ne visai taip. Kažkodėl tai aš pasirašiau be lietuviškų raidžių, kas man nėra būdinga. Ir dar, kad tos pareigos mano ne visai tokias. Ką jis daro, jis iš karto raportuoja mūsų kibernetinio saugumo komandai ir sako, čia greičiausiai yra phishingas. Taip ir yra. Kitas pavyzdys – dronai. Visi naudojam šiandien dronus versle, arba daug kas naudojam dronus. Ir vieną dieną ateina pas mus kolegos iš infrastruktūros priežiūros padalinio ir sako, Gediminai,
man atrodo, mes turime reikalų. Sakau, kas yra. Sako, mūsų dronas kiniškas. Ar čia tikrai viskas gerai? Sakau, negerai, dronai turėtų nebūti kiniški mūsų naudojami mūsų strateginiai infrastruktūrai, mes turim juos pasikeisti. Gerai, sudaromi planai, šiandien vietoj to kiniško drono jau skraido amerikietiškas saugus dronas. Tai jeigu žmonės pirmoji gynybos linija nebūtų apmokinti, nebūtų turėję įrankių atpažinti, kad tai negalima, kad tai kelia mums grėsmę kažkokią tai, jie tiesiog visada tylėtų, neteitų, nepaklaustų, pokytis neįvyktų, atsparumas būtų su didelėmis skilimis. Ir svarbiausia yra atsiminti, kad atsparumas nesusikuria savaime. Yra tokia, sakyčiau, keletą tokių dalykų, kurias verta prisiminti. Visų pirma, reikia pasirūpinti, kad būtų organizacijos savininkas, kuriam rūpėtų atsparumas. Organizacijos atsparumas. Jis turi eiti, grizinti, klausti, kelt klausimus, užduoti toną, vertybiškai atstovėti, nes ne visada ir toj pačioj organizacijoje nėra homogeniško matymo. Kuo daugiau žmonių, to daugiau matymų, interesų, vertybinis kompasas visada pasikrūtina. Tai šitas savininkas, atsparumo savininkas, jis turėtų būti tas, kuris ir užduoda atsparumo kompasą, kad jis rodytų teisingai ir inicijuotų, aišku, reikalingus pokyčius. Aišku, bus natūralaus pasipriešinimo. Visi pokyčiai yra pasipriešinimas. Ir nereikia dėl to pykti ant tų žmonių, nes kai tu ateini, kad, žiūrėk, dabar tai rizikos naujos tokios, reikia daryti kažką tokio, tai aišku, yra papildomas darbas, kažką reikia iš naujo galvoti. Tai žmonės priešinsis tikrai, bet tai nereiškia, kad jie yra, iš esmės, vertybiškai prieš tai yra. Jiem tiesiog tai nepatogu. Todėl vėl reikia eiti mokyti, kalbėti su jais, paprastai žodžiais. Kitas dalykas, nebūtina turėti visų atsakymų iš karto, nes mes dažnai norime būti tobuli ir visus gyvenimo aspektus iš karto čia ir dabar įspręsti. Nereikia, nežinau, nesuks galvos. Pradėk kurti savo atsparumą, sužinoji apie riziką, ją dėliok, kuo daugiau sužinosi, tuo paskui galėsi vėliau tobulinti, bet svarbiausia nenukelti tos pačios. Reikia eiti iš eilės. Skirti kalendoriją mokymams. Jeigu mes nesusiplanavome, tai mūsų darbai ir kasdienė operatyvinė veikla suvalgys. Čia tikrai taip. Reiškia, mes nesimokome, mes nežinome, mes vėl kažkur tai prasileidžiame smūgį į nugarą. Na ir aišku, reikia kažkam ir kontroliuoti. Jeigu nėra kontrolės, mes nematuojame, nekontroliuojame, neatsiskaitome vadovybei, tai niekas nevyksta, nes kiekvienas rūpinsis savo dalykais ir net galų gale net nežinos, kiek aš čia sveikas. Turbūt kiekvienas mūsų žmogus irgi lankomės medicinos įstaigose ne tik tada, kai susirgam, bet geriausia yra lankytis juose tada, kai dar esi sveikas. Tiesiog pasitikrinti, kiek tu esi sveikas. Ir gydytojai sumatuoja tavo rodiklius ir sako, Gediminai, tavo širdis dar kvaksi, normaliai, tu čia gyvenk, palaikyk tokį gyvenimo būdą, turbūt gyvensi iki kito čeko kitais metais. Gerai, ačiū, išeinu. Tai panašiai ir versle reikia matuoti ir žinoti, kur tu esi. Tai nuo ko pradėti kiekvienam verslui arba organizacijai prisidedant prie nacionalinio saugumo, šiaip daug yra visokių minčių. Aš atsimenu, 22 metais ten buvo karštų diskusijų pas mus geležinkeliuose top vadovybei, kur buvo iniciatyvų, kad top vadovybė reikėtų kažkokiais tai šaunamaisiais ginklais gal aprūpinti, nes o ką, nes galbūt reikės pasišaudyti kažkur tai. Tai reikėjo, aišku, atvėsinti, papasakoti, kokia yra mūsų rolė apskritai valstybėje, kuo mes prisidedam prie mūsų nacionalinio saugumo, kalbantis su būtent krašto gynybos pajėgomis ir kitais mūsų partneriais. Tai aš turiu vieną tik atsakymą, nuo ko pradėti rūpintis, prisidėti tiksliau prie nacionalinio saugumo. Ir vėlgi tai galima taikyti ne tik kiekvienai organizacijai, bet ir kiekvienam žmogui. Visų pirma, pasirūpinti savo atsparumu. Nes jeigu skrendam lėktuvais, kas būna primenama, jeigu nėra deguonies ir kaukės iššoka palei nosį, ką reikia daryti? Reikia pirmiausia įsidėti tą kaukę savo nosis, o tada rūpintis šalia esančių žmogumi. Taip ir versle. Pasirūpinkime savimi, mes būsime mažesnė našta arba būsime labiau efektyvus prisidedant prie mūsų nacionalinio saugumo stiprinimo. Ačiū.